iš šono labai lengva pasakyti būtų, nu tai valios tiesiog neturi. Negali atsispirt. Ir manau, kad tikrai reiktų tą valios klausimą paliesti kažkokiu aspektu. Priklausomybė besiremianti ant valios, aš sakyčiau, yra toks reliktas iš to 20 amžiaus pradžios užuomazgų priklausomybės gydymo. Tai čia tas pats yra momentas, kad tai nėra apie valią. Kai mes kalbame apie priklausomybę, tikrai diagnozuota priklausomybė ten pagal visus kriterijus, mediciniškai, tai nėra valios klausimas. Tai nėra tiesiogiai žmogaus pasirinkimas. Tai yra biologiniai veiksniai, aplinkos ir biologiniai veiksniai taip sukritę, kad tai nėra vien tik tai žmogaus pasirinkimo klausimas. Bet aišku, labai patrauklu yra taip nurašyti to žmogų. Dėti jam tą etiketę, apie kurią mes kalbėjom. Taip, nes šitoje vietoje mes kaip visuomenė tada tiesiog taip lengvą sprendimą iš tikrųjų pasirinkam. Kad tai yra žmogaus pasirinkimas iš esmės, jis yra bevalis ir mes tada uždarom šitą klausimą, mes nesprendžiam.